keliaujam į 7-11 metų amžiaus tarpsnį. Vaiko moto šitam amžiaus tarpsnį, aš esu tai, ko galiu išmokti. Tai vaikai šitam amžiaus tarpsnį yra labai smalsūs ir jų svarbiausias uždavinys mokytis. Tiek mokytis, tiek mokytis dirbti, tiek mokytis save reguliuoti, tiek mokytis apskritai naujų dalykų ir įgauti naujų žinių, tiek mokytis draugauti. Tai vaiko tokioje subjektyvioje logikoje šitam amžiaus tarpsnį gyvenime jis jaučiasi tiek sėkmingas, kiek jiems sekasi mokytis ir draugauti. Tai atitinkamai tėvų uždaviniai padėti vaikui patirti kiek įmanoma daugiau sėkmės šitose dviejose sferose - mokymosi ir draugavimo. Tai reiškia, kad tokio draugavimo, ar ne, tai mokyti tų socialinių įgūdžių, mokyti spręsti konfliktus, problemas, mokyti empatinio bendravimo, aš kalbos, tokio emocinio raštingumo, ar ne, tam, kad vaikas mokėtų save reguliuoti ir ne tik užmegzti santykius, bet ir spręsti įtampas ir palaikyti tą tokį kokybišką santykį su bendramžiais. Lygiai taip pat labai svarbi jūsų pagalba vaikui mokytis dirbti. Tai čia reiškia tokia turbūt ir pagalba mokyti vaiką struktūruoti užduotį į kažkokias sudėtinės dalis, padrąsinimas nepasiduoti ir taip sistemingai dirbti nuo taško A į tašką B, iš taško B į tašką C. Mokyti vaiką valdyti savo laiką, mokyti vaiką susidaryti dienotvarkę ir jos laikytis, kad tai pataptų tokiu vaiko savireguliacijos įgūdžiu, mokyti vaiką susidaryti tinkamą mokymosi aplinką, kurios neblaško kažkokie dirgikliai, atrasti savo tinkantį mokymosi stilių, mokymosi būdą. Žodžiu, mokyti vaiką mokytis turbūt apie tai. Tiek labai, jeigu taip neišsiplečiant, jeigu norite apie šitą amžiaus tarpsnį, pagalbą vaikui, vaiko uždavinius sužinoti daugiau, komentaruose rašykite domina ir aš jums asmeniškai tada išsiųsiu daugiau informacijos. Ir šiaip galite parašyti savo klausimus, pagal galimybės pabandysiu atsakyti.